This is the story of two girls, Darla and Teresela, who were caught up in one of the biggest but least well-known events of the 20th century. Between 1939 and 1953, an estimated 3,125,000 people were arrested in their homes in Eastern Europe and the Baltic states. They were often given only an hour to pack. They were forcibly shoved into unheated cattle cars and taken on terrible, hungry, freezing journeys lasting weeks, not knowing where they were being taken. Then they were finally deposited in distant places in brutal conditions. Darla Dejevskide and Teresela Kozleskiene are just two of those people. Teresela nearly died on the long journey in a cattle car. At one point on her journey, Darla was hidden under a mattress in a room where women were being raped. They were the lucky ones. Over 1 in 5 did not survive deportation, perishing either on the journey or in the places they were taken. They died of various combinations of cold, hunger, and lack of medical care. Why were these millions deported? What was Stalin trying to achieve? He was seeking to destroy all possible resistance to Soviet control in the countries which the Red Army had occupied at the end of the Second World War. The supposed liberation of these countries became, in reality, invasions. The Soviet Union's secret service, the NKVD, used every possible method to enforce subjugation, including blackmail, torture, and murder. The deportations were part of this program, intended to remove every person in these countries who might possibly resist Soviet control. It was also a way of obtaining free labor in some of the most inhospitable places on earth. The deportations took place in Hungary, Czechoslovakia, Poland, Lithuania, Latvia, Estonia, and elsewhere. We are privileged to have recorded these rare first-hand accounts. James Bartholomew interviewed Darla and Teresela in Lithuania in 2022. Darla sadly died a year later. You will hear how Darla's father sacrificed himself for his family, how her mother was imprisoned for holding religious services, how Teresela barely survived the journey, how her uncle died soon after arrival, and her father became suicidal, and how their return home was to a very different life to what they had known before. Their stories stand as representative of the terrible experiences endured by millions of others in this little-known crime against humanity. Mano tėvukui buvo kažkas atėję įspėti, sako, ar nereikėtų jums pasitraukti prie miško, ten gyvenat, o tėvukas sako, aš jokiai partijai nepriklausau, nieko blogo nesu padaręs, aš tik ūkininkauju ir kodėl aš turiu slapstytis. Nu, žodžiu, naiviai tikėjo, kad nebus vežimų, nors tie vežimai jau buvo prasidėję 41. 48 vežimai tai pagrindė ūkininkų ir tų, kurie padėjo miškiniams, tokią formuluotę taip parašyta nutarime. Ištrem 10 metų išbuožinti ir už bendravimą su miškiniais. Lietuvoje buvo toks partizanas, generolas Žemaitis. Jie buvo mūsų kaimynai. Ir generolo Žemaičio sesuo Kotryna buvo geriausia mano mamos draugė, irgi mama buvo Kotryna. 2 Kotrynos, 2 jaunos mokytojos.
Ir tokiu būdu buvo mano šeima, mano mama pažįstama su generolo šeima. Ir kada jisai išėjo į mišką, natūralu, kad mūsų šeima buvo įjungta į tą procesą. O pagaliau tada niekas nežiūrėjo, kas, kodėl, už ką, pamatė galbūt kartu, ar kažkas įskundė. Mūsų buvo didelis ūkis, mes turėjom daug arklių, daug visokių tenai dalykų gražių, sodas buvo 100 medžių. Kažkam galbūt šito visko reikėjo, mūsų baldai buvo labai gražus. Sunku dabar pasakyti. Aš norėjau, vieną kartą jau buvau pasiryžus nueiti į archyvą ir truputėlį pasikasinėti. Bet aš paskui pagalvojau, kad aš esu labai jautri ir nedaug Dieve aš rasiu kokią pažįstamą pavardę. Aš buvau 1,5 metų. Kada mamą areštavo, tėtis prisėmė kaltę savo. Ir jis gavo už tai 10 metų. Mama paleido. Ir už tai mano tėvas man yra herojus. Todėl, kad jis prisėmė motinos kaltę. Jis pasakė, motina vaikam labiau reikalinga negu tėvas. Viską dariau aš. Mama nekalta. Ir po 4 metų lageryje mama gavo pranešimą, kad jo nebėra. Nei kur palaidotas. Buvo parašyta, kad mirė nuo džiovos, bet iš tikrųjų tai ten. Tai 48 metų gegužės 22 dieną buvo apsupti mūsų namai, mano brolio ir sesers nebuvo tuo metu namie, jie per Velykas buvo palikti svečiuose pas senelę ir tetą ir mus sukrovė į vežimą, kiek ten ko leido pasiimti, bet kaip svarbiausia, kad mama pasiėmė dokumentus ir žemės nusavybės planus pasiėmė, nors galvojo, kad važiuoja į mirtį. Taip galvojo, kad nesveža nežinia kur, nežinia kaip. Tik tai buvo toj komandoj ginkluotų vyrų buvo, sakė, gana toks sąžiningas vienas kariškis, kuris sakė, jūs važiuojat gyvenimui ir pasiimkit visko, ko jums reiks gyventi. Ešaloną, kuriame buvo gal 12 vagonų gyvulinių, skirtų gyvuliams vežti. Ir tada sulaipino į vagonus po labai daug. Sulaipino tiek, kiek buvo galima susidėti maišus, kurie turėjo savo, į maišus tik dėjo, kito neturėjo, nei lagaminų ten, nei nieko. Ir ant tų maišų buvo sėdima, net nebuvo kur atsigulti. Truko 3 savaitės ir iš gegužės 22 išvykom, birželio kažkur apie 20 jau. Mus vežė per lagerius etapais kartu su kriminaliniais nusikaltėliais. Už grotų per punktus mus vežė nuo Liepos 8 dienos iki lapkričio 7. Tai kiek čia tų mėnesių bus? Liepa, rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Beveik 4 mėnesius vežė. 4 mėnesius mūsų kelionė truko.
Ir mama pasakojo, kad aš labai susirgau, žodžiu, prasidėjo viduriavimas ir temperatūra, ir daktaras lyg tai buvo, bet atėjęs pažiūrėjo, pasakė, kad nieko padėti negali. Tai mama kažkurioje stoty sustojus rado skardos gabalą, pagaliukų prisirinkė ir pradėjo mane girdyti tik virintų vandeniu. Ir šitaip, ir prašė visų ten esančių tame vagone žmonių, kad jeigu aš numirsiu, kad nepraneštų, kad norėtų, kad nusivežtų mane iki vietos ir galėtų pati pasilaidoti. O kas mirdavo, buvo išmetami pro vagonus tiesiog į nežinia kur. Novosibirske, kai mes buvom, tai palatoj mūsų buvo tokia jauna ukrainietė ir čigonė buvo nėščia. Kitos ten senutės visokios ir naktį buvo išlaužtos duris ir du vyrai. Mums matant vaikams ir močiutei ir tom senutėm kitom išprievartavo tas dvi moteris. Mano močiutė ir broliai pakišo mane po čiužiniu ir broliai atsigulė ant viršaus. After their grueling and frightening journeys, Dala and Teresela finally reached the remote places where they were deposited. Dala had been taken by her grandmother, who had made the journey with her and Dala's brother. They were taken to a camp where Dala's mother had already been for 6 years. It is hard to imagine the emotion which Dala's mother must have felt when she saw her children and her mother after all those years. Kas man padarė patį giliausią įspūdį? Mama buvo mūsų nemačius 6 metus. Mūsų atvežė močiutė. Jinai puolė ne prie mūsų. Jinai pirmiausia atsiklaupė prieš savo motiną ir pabučiavo ją į rankas, dėkodama už globą. Apgyvendino barakuose, irgi labai reikėjo ant gultų miegoti, bet paskui mama pamatė, kad yra apleista pirtis ir į ją mes apsigyvenom visą šeimą, nors vietos ten buvo labai mažai, bet labai džiaugiamės, kad turim atskirą kaip buožės. Ne barakuose gyvenom, o atskirai. Ten vieta buvo tokia sakų surinkimo. Medžiai buvo įpjaunamos rievės ir surenkami sakai ir atvežami į Krasnojarską, į Lanską, į rajonus, priduodami muilo gamybai ar dar kažkam buvo naudojami. Tai į tuos sakų rinkimus ėjo tik tai mamos sesuo Donata ėjo, o mano tėvukas, mama ten kūreno kažkokias patalpas, kūreno, šildė, tėvukas arklius prižiūrėjo, močiutė mane prižiūrėjo, o dėdė irgi veždavo tas bačkas į apylinkę.
nu, į centrą priduoti. Ir jis pirmais metais žuvo, pasibaidė, iškrito iš vežimo, sulūžo ir mirė. Darla was still a child when she arrived at the camp. She was given some education, but in the summers she worked at a brick factory, carrying bricks. After 7 years, she was made to work in the forest. Man buvo 14,5 metų. Vasarą reikėdavo rinkti šakas, paruošti kelią iki upės, iškirsti proskyną, tobulai išvalyti iki upės tą kelią, tai būdavo apie 20 km. Ir žiemą, kai užšaldavo, užsnigdavo, tą kelią reikėdavo prižiūrėti, nes sąstatus rąstų veždavo į upę, plukdyti pavasarį, kai prasidėdavo ledonešis, jos sustumdavo į upę ir jie plaukdavo į Zimos miestelį, ten jau jos žvėjo, kiek žmonių ant usėlių žuvo, tai čia irgi kitas pasakojimas. Maistas toks. Bačka grybų prisūdyta, vasarą pririnktų, kita bačka bruknių. Ir kas buvo įdomu, mes nusipirkom karvę. Ten buvo už 15 km tarybinis ūkis ir mes iš ten nusipirkom karvę. Ir pieno žiemai buvo toks laikymas. Įpildavo į bliuduką, išneždavo į lauką, užšąla ir va tą ledinį pieno gabaliuką įmeta į maišą. Ir va tokie keli maišai lauke kabo, kai reikia nueini pasiimi vieną gabaliuką, atsišildai. Taigoj būdavo tiek gėlių, tiek uogų ir grybų, tai padėjo išgyventi žmonėm. O vasarą kedrai, kedrų riešutai. Čeremša, laukiniai česnakai meškiniai. Uogų, koja nėra kur pastatyti taigoj. Labai gražiai susitikau aviečiaudama su meška. Prie barako avietynas. Mama sako, eik parink aviečių. Aš nueinu, pasikabinus tokį, pati nusipiniau krepšelį. Ir girdžiu kažkas anoj pusėje avietyno, už krūmų kažkas kruta, galvoju, kažkas tai jau čia jau mūsų avietę svagia. Ir aš taip praskleidžiu, man prieš nosį meškos snukis. Ir jinai va taip pat tas avietės ima, semia taip 2 rieškučių. Kaip aš nėriau namo, tik turbūt padai švitėjo. Tai buvo jaunystė. Dabar, kai aš pagalvoju, kur mes buvom ir ką mes iškentėjom, dabar man baisu, tada ne. Gretimas kaimas už 3 kilometrų buvo, pradėjo patys auginti savo daržovės, bulves, vištas, o šiaip pradžioje, kol viso šito nebuvo pradėta darbuotis, tai keisdavosi, atneždavo iš kaimo kiaušinių, atneždavo ten sviesto ir keisdavosi žmonės lietuviai, ką atsivežė, kokį rūbą geresnį ar šiaip kokį daiktą, kas turėjo, žodžiu, vyko mainai.
kol paskui patys pradėjo auginti ir vištas. Mes išvažiuojant ir vištų, ir paršiuką turėjom, ir karvę, ir veršiuką, žodžiu, praturtėjom. Kadangi tėvelis mano ūkininkas ir darbštus, pats statęs namus, visi lietuviai, kurie buvo atvežti į tą teritoriją, visi buvo vadinami kaip išbuožinti buožės. Tai visi darbštus, visi mylinti žemę, jie ieškojo galimybių, kaip užsiauginti, kaip pasisėti, kaip turėti. Rusai stebėdavosi, žodžiu, jie nieko neįsėjo, nei gyveno nežinia iš ko. Tai be abejo buvo begalinė tragedija. Tragedija buvo tame, kad aš atskirta nuo brolio ir sesers. Aš vakarais žiūrėdavau vakaro pusę ir galvodavau, ką mano brolis ir sesuo veikia. Buvau per maža, kad prisiminčiau, kas Lietuvoje buvo. Tik tai aš visada klausdavau tėvų, o kodėl mes čia dabar atsidūrėm. Tai tėvai sakydavo, kaip augsi, sužinosi. Ir, žodžiu, jie nesakydavo tos tiesos. Tėveliai buvo iš tų, kurie buvo be galo kantrus ir kantriai, kaip sakant, nešė tą savo likimo dalį. Tėvukas yra ne kartą pasakęs, kad jeigu nebūčiau tikintis, turbūt būtų reikėję pasikarti, nes išvežė iš ką tik pastatytų namų ūkyje Telšių rajone Badaukių kaime. Mūriniai namai didžiuliai, tvartai didžiuliai, pradėti statyti karo metu ir visko netenka. Tai be abejo jiems buvo. Mama kaime vadino lietuviškų popų. Ir jinai, kad palaikyti lietuvišką dvasią, ypatingai pirmais, antrais, ten kelintais metais, per didžiasias šventes jinai apsirengdavo tautinį kostiumą, su kuriuo jinai tarp kitko buvo išvežta. Ir laikydavo mišias barakuose. Ją sodindavo po to į karcerį, 3 paras pabūdavo, bet iki sekančių švenčių. O močiutė, buvo lietuvė iki pašaknų. Zimoj stotytoj mus pagavo ir uždarė į karcerį, tai aš atsimenu, kad 3 paras. Sesuo jau buvo pabėgusi, sesuo pabėgo pirma, bet jai pasisekė. Ir jinai negrįžo į tėviškę, jinai grįžo į Mosėdį, ten, kur gyveno mamos brolis. Jinai grįžo ten ir jos ten niekas nerado. Bet paskui močiutė vis tiek viena pabėgo, po kurio laiko. Mano močiutė buvo labai pasiutusi. Kokiais gal 57-8, bet mes negalėjom grįžti, nes mes neturėjom pinigų grįžimui. Kadangi tėvo neturėjom, mama su 5 vaikais, ne taip paprasta. Labiausiai yra įsimintinas vaizdas, kai gavom pranešimą, kad jau laisvi galim važiuoti.
Tai mano vaiko akyse ir dabar stovi rugsėjo mėnuo, saulėta diena, tėvelis kažkur miške ten su arkliais ir aš bėgu pranešti jam žinią, kad mes jau važiuojam. Tai buvo toks džiaugsmas, kad mes važiuojam į Lietuvą. Tai nenusakomi dalykai. Kai paleido, tada mes pradėjom taupyti pinigus kelioniai. Ir aš tos 4 metus dirbau taigoj ir 62 vasarą mes grįžom. Kai mes grįžom, aš buvau labai kompleksuota. Nepaprastai. Todėl, kad visų pirma, aš taigoj buvau užsiauginus bicepsus. Buvau stambi kaip koks Rembo. Ir galvojau, kad aš esu klaiki. O kitas dalykas, aš praradau faktiškai viską, aš nieko neturėjau. Mes grįžom į Mosėdį, mes į namus negalėjom grįžti, todėl kad mūsų namuose gyveno kolūkio pirmininkas, mūsų ten tėviškiai. Mes grįžom į Mosėdį ir vėl gyvenom visi vienam mažam kambarėlėje pas dėdę. Ir man atrodė, ir iš tikrųjų tai buvo, lietuviai tremtinių nemėgo. Deja, gėda tai sakyti, bet tai buvo, vengė, ne tai, kad nemėgo, bet vengė. Ir va tas skaudėjo. Ar tėvui buvo sugrąžintas ūkis? Taip, sugrąžintas ūkis. Yes. Galėjo būti laimingas? Ne, jis labai buvo tiesiog, kaip čia pasakyti, ne tik kad nuliūdęs, bet iš vis pergyveno, nes jis rado, kadangi buvo mūriniai pastatai ir svirnas, ir namas, ir tvartai, bet buvo viskas taip suniokota, kad Rūsy laikė, netvartė, o Rūsy laikė kiaulės, langai išdaužyti, užkišti cemento tuščiais nuo cemento maišeliais, visur svirne pilna irgi visokių šiukšlių, paverstas tvartų svirnas. Buvo labai, kaip jis sakė, skaudu žiūrėti, kad šitai per 10 metų viskas suniokota. Sodas buvo didžiulis sodas. Išrovė, išvežė į kolūkio pirmininkas į savo žemę. Bet sakė, neprigijo tos obelis, buvo 50 gal obelų ir visas sodas apsodintas vyšniomis. Ir ta betvarkė, ir todėl kaime mes neilgai gyvenom 5 metus ir tada grįžom į Telšius, nes negalėjo žiūrėti tą kolūkinę tvarką ir taip apleistus namus. Visur reikėjo jau remonto, priežiūros, tvarkos, gražinimo, švarinimo. Dabar mūsų toj tragedijoje brolis ir sesuo augo atskirai 10 metų ir mes taip ir nesuartėjom, tai yra pati didžiausia tragedija. Nes jos augino tetos ir augino kaip savo, neauklėdamas, kad tėvai grįš ir kad su tais tėvais jūs susitiksit. Tai yra pati didžiausia tragedija. Ir nesakė, kad kada nors tėvai sugrįžti? Pradžioje ne, paskui jau buvo rašomi laiškai, kai jau sužinojo, kur buvo rašomi, bet nežiūrintų laiškų rašymo, kai mes grįžom po 10 metų, jie jau buvo 16-14 metų ir pareiškė, kad jie nebenori su tėvais gyventi, kadangi mes grįžom į kaimą, į savo sodybą, o jie
įpratę gyventi mieste ir liko pas tetas, o už poros metų su brolius išėjo į kariuomenę. O paskui išvyko į Vladivostoką ir 20 metų mes jo dar nematėme. Kita tragedijos dalis yra tai, kad po šiai dienai mūsų santykiai nėra atsistatę, tai vis tiek brolis ir sesuo, kaip sakant, traumuoti liko tai, kad jie gyveno be tėvų. Jie gyveno su teta? Su tetom gyveno, 2 tetos buvo. 2 tetos, bet juose turbūt dar įsivystė ir tam tikras pavydo jausmas, kad aš visą laiką buvau su tėvais, o jie be. Jie sakė, kad tuo metu, kai mes grįžom, jie sakė, kad jiems geriau su tetulėmis gyventi. Tai tetulės, kol buvo gyvos, juos ir labiau galbūt globojo, o tėvam, tėvų širdyje tai labai likusi žaizda. Visi tremtiniai, sakyčiau, tikrai yra patyrę tas traumas tokias ir psichologiškai. Nežinau, ar jos kada nors išgys. Tai jūsų tėvams praradus turtą, sakykime, 2 vaikus, ar ta tremtis buvo kaip tragedija? Be abejo. Be abejo. Prie tų pasakojimų turbūt yra sunku nusakyti žodžiais, nors praėjo 70 metų, jau daugiau, jau 75, 4 nuo tremties ir su tais, kurie mes buvom tremti, kur prisimenam, jų ir mąstymas, ir jų požiūris skiriasi nuo tų, kurie čia gyveno Lietuvoje ir nepatyrė tremties. Galbūt tik tai atgavus nepriklausomybę atsirado tokia galimybė, kad jau norisi kalbėti, o šiaip visada slepiama ta istorija buvo. The mass deportations from Eastern Europe are known about in each of the countries affected. They are well commemorated in Estonia, for example. But what is not always recognized is that these deportations took place all over Eastern Europe. Taken together, these deportations are a major part of the history of Europe and of the Soviet regime. They deserve to be remembered. Over 3 million people were deported, of whom approximately 600,000 died. All the remainder were marked for life. No one has ever been punished for this crime.